Kas yra energija? Mano suvokimu, žmonės, kurie vadina Dievu, ir Dievas, o tas Dievas, kuris yra paplitęs, tas žodis labai stipriai ir panašiai, bet kartais žmonės nesuvokia net ką jis reiškia, tai tas Dievas tai yra energija, kurią mes supa visus. Ir jinai eina tiesiog per mūsų visų, per mūsų gamtą, per mūsų iš kosmoso, nežinau, iš kur jinai išeina, iš kur jinai ateina, bet jinai yra. Jinai iš tikrųjų ir mes toje energijoje gyvenam ir mes tą energiją naudojam savo tikslais. Kaip yra sakoma, ne vien duona, tik tai žmogus yra gyvas. Ne? Kaip žmogus priima tą energiją. Viduje, tai yra vėl turbūt iš religinios pusės kažkur tai viduje yra tai vadinama siela žmogaus. Ir būtent mes, dėka tos sielos, priimam tą energiją. Ir po to ją skleidžiam. Ir tas, kas yra mūsų sieloje, mūsų viduje, tas apibrėžia mūsų gyvenimo išorinį. Viskas priklauso nuo mūsų sielos. Mūsų siela yra tarsi transformatorius, kuris priima tą energiją ir tą energiją išskleidžia tam, kad sukurti mums tą išorinį pasaulį. Ir šita siela tai yra mūsų charakteris, tai yra mūsų brožiai. O šita siela formuojasi mūsų tėvais. Mūsų gyvenimas priklauso nuo mūsų sielos. Ir ta energija, tas Dievas, klausosi mūsų sielos ir mus veda. Tai yra, mūsų gyvenime atsitiktinumų nėra. Pas tave ketinimas. Tai yra svarbus dalykas. Ketinimas iš vidaus eina toks jausmas, kad viskas, aš to pradedu užsiimti. Tada pradedi pritraukinėti tos visos situacijos. Ir jeigu tos situacijos yra gerai, varyk to keliu. Jeigu situacijos rodo, kad yra arba avarijos, arba dar kažkas, tai pristabdyk tada. Link tą pusę. Tai yra ketinimas. Ketinimas yra, tai aš noriu kažką daryti. Viskas, aš pradedu žengti. Jeigu kažkas tai su mumis atsitiko, ar gero, ar blogo, tai yra tik tai pasekmė mūsų vidinės būsenos, mūsų sielos. Aš tik tai norėjau pabrėžti, kad mūsų gyvenimas, mūsų tie visi atsitiktinumai, neatsitiktinumai, kaip mums lengvai ar sunkiai einasi, ar gerai yra žmonių, kuriem viskas taip iš patrankų, laimikis yra, ne? O yra tokių žmonių, kurie labai sunkiai, jis stengiasi iš visų pusių, niekaip neeina. Ir tai viskas priklauso nuo mūsų sielos, nuo mūsų charakterio, nuo mūsų vidaus. Ir dabar kaip formuojasi ta mūsų siela, mūsų vidus. Tai yra, kaip aš ir minėjau, yra mama ir tėvas ir gimsta vaikas. Kaip formuojasi charakteris to vaiko? Mama, tėvas turi ryšius tarpusavyje ir gimsta trečias asmuo, jis turi ryšį su mama ir turi ryšį su tėvu. Ir 70% mamos charakterį, 30% tėvo charakterį. Tokiu būdu formuojasi trečias charakteris, trečias siela, kuris bus skirtingas negu mamos ir tėvo, bet jis turės būtent tos brožius. Tėvo ir mamos. Šiam momente yra formuojamas ne tik vaiko charakteris, bet jo ateitis, jo likimas, tai vadinam. Norėti iš tikrųjų tą lievą paketą atsikratyti tų visų neįgiamų emocijų, pavyzdžiui, pykčio, neapykantos, baimės, šiaip iš baimės tas pyktis ir neapykanta visą laiką iškyla. Kadangi mes jeigu kažką nesupratome, jeigu kažką bijome, tai mes pradedam pykti, pradedam nekentėti ir panašiai, ir tai žlugdo dar stipriau mūsų sielą, mūsų tas lievas paketas dar bus lievesnis. Bet jeigu tu pradėsi kitaip vėl mąstyti, kitaip elgtis ir panašiai, tai tą lievą paketą galima tikrai pavalyti. Vyrai tampa moteriški dėl to, kad pas jos jau tėvas yra daugmaž sumoteriškėja. Ir pas mus yra vėl, dėka tų charakterių, jeigu jūs pastebėjote, yra, pavyzdžiui, stipri moteris, vyriška tokia, su kiaušiais, kaip sakoma, moteris su kiaušiais, o šalia jos būna visada toksai vyrukėlis, kuris papado, būna. Ir dėl to tokio santykio, o dar irgi tai atskira tema,
norėčiau pakalbėti, kad niekad moteris, tokia moteris, valdinga moteris, niekad neištekės už valdingą vyrą, nes bus pasipriešinimas. Jinai tik tai galės gyventi su vyru, kuris bus paklusnus jai. Tu esi toksai, bet tu nematai, ant savo vaikų tu matai dar stipriau, nes jie geriau tą rodo. Dažniausiai nebūna, kad tėvas užsiima vaikais ir tai yra ne jo prerogatyva, jis turi būti vyriškas, jis turi būti šeimoje vyriškas iš tikrųjų ir nereikia užsiiminėti su vaikais. Vaikai perims tą vyriškumą, tą stiprumą vidinį, perims iš tėvo automatiškai. Dažniausiai mama vis dėlto yra prerogatyva su vaikais ir tai ar tai sūnus, ar tai dukra, mama užsiima su vaikais. Momentas, kad mama, kokia mama, kaip mama elgėsi su savo vyru, taip jinai elgsis panašiai su savo sūnum ir su savo dukra, pavyzdžiui. Ir dukra, aišku, vyras su dukra bus. Tai yra tas modeliukus, tas pats svarbiausias, tas energetinis ryšys tarp mamos ir tėvo, kaip mama su tėvu gyvens. Jeigu ten bus tarp jų šiluma ir meilė ir pasitikėjimas, tada šitoj šilumoj, aš tai vadinu, pavyzdžiui, jeigu yra tokia meilė, jeigu yra tokia šiluma tarp tėvų, tai tėvai ir jų šeima yra saugoma Dievu, kaip sakoma religijai, saugoma ta energija. Iš tikrųjų, vaikai yra sveiki, jiem sekasi, jiem einasi, jeigu mama su tėvu peršėsi, pykstasi, jeigu yra tokie santykiai kaip čia, aišku, tie 70% ir 30% viduje vaiko irgi peršysis ir priešinsis. Ir tai yra skausmai, tai yra vidiniai skausmai, kurie būna depresijos visokius ir panašiai, kurie neleidžia vaikui normaliai išsiskleisti, normaliai gyventi ir normaliai būti šiame pasaulyje. Meilė tai yra šiluma einanti iš širdies kitam žmogui. Nereikia net sakyti, tai tiesiog, jeigu tas jausmas išeina kitam žmogui arba kitam daiktui kažkokiam, tai nežinau, tai būna jausmas vaikams, tai būna jausmas tėvams, tas jausmas būna artimam žmogui, kuris yra šalia mūsų, tas jausmas jaučiamas yra. Mes tą energiją priimam, atidodam kitam ir gaunam iš kitų, tarsi esam imtuvas, siųstuvas viduje. Bangos, tam tikros bangos mes skleidžiam kitiems žmonėms ir priimam iš kitų žmonių irgi. Jie įtakoja mus, mes įtakojam kitus ir jie įtakoja mus. Yra dar toks supratimas jėga, vidinė jėga žmogaus. Ypač direktoriai įmonių kažkokie arba vadovai, kurie pyksta ant savo žmonių ir nesupranta, kuo daugiau jie pyksta ant žmonių, tuo daugiau tie žmonės blogiau dirba ir galutinė variantė jį išmeta iš darbo. Ta meilė, ta šiluma padeda kitam žmogui augti, padeda būti sveikam, padeda būti laimingam. Būtent šitas jausmas, kuris tu atidodi. Tai yra pats svarbus jausmas. Jeigu tu atidodi neapykandą, tu prispaudi, tu žlugdai tą žmogų. Jeigu tu duodi meilę, šilumą, tu padedi jam augti. Aš skaitau, kad meilė iš tikrųjų jinai negali gyventi be laisvės. Visų pirma, santykiuose tarp mamos ir tėvo, tarp vyro ir moters turi būti laisvė. Ir laisvų būdų turi būti sukurta šeima. Tai yra energetiniu būdu vėl mes nedodam laisvės tam žmogui. Mes norim jį pakeisti, mes norim jį perdaryti kažkas, kad jis būtų taip, kad mums būtų gerai. O geria žmonės ne dėl to, kad jie nori gerti, kad yra mada tokia. Žmogus, kuris yra neatsipalaidavęs viduje, kuris nėra laisvas viduje, jam yra blogai, jis yra susikaustęs. Ir kaip tik jis išgeria, jam paleidžia, jis tampa laisvesnis, jis tampa energingesnis, jam yra geresnė būsena. Dėl to jis ir geria, viskas už jį buvo padaryta, viskas už jį buvo nuspręsta, jis turėjo būti to robotuku, kuris nueina kažkur padaro kažkas tai ir panašiai, bet jam viduje blogai, nes jis neturi tos laisvės vidinės, jis negali daryti tą, ką jis nori daryti. Nesvarbu kaip, nesvarbu ką, svarbu, kad tu darai tą, ką tu nori daryti ir viskas, ir niekas tau negali sutrukdyti. Gyventi ir jis jau negali normaliai gyventi, jis yra susikaustęs nuolat.
O tas vidinis susikaustimas tai ir yra arba lygos, kuris prasideda kažkokie, arba padedam to alkoholio. Ta energija, dievulis mus veda ir klausosi mūsų. Yra svarbu klausyti savo jausmų, vidinių jausmų, ką tu nori. Bet žmonės iš tikrųjų negeria ne dėl to, kad jiem norisi gerti, dėl to, kad jie viduje yra susikautęs, dėl to, kad jie gyvena nelaisvai, dėl to, kad kiti jiems neleidžia gyventi laisvai. Gydyti tą sielą. Jeigu vaikais ir yra problema kažkokia su vaikais pas tėvus, pirmo eilėj susitinkam su tėvais ir kalbamės. Ką jie daro ne taip, kokie jausmai. Iš tikrųjų tai yra ne nedarimas, o kokie viduje jausmai arba emocijai. Ir užtenka tik tai pasakyti, užtenka tik tai pabrėžti, pasakyti, o ta problema yra pas tave, o tu neteisingai elgėsi priešai savo žmonos ar iš karto. Bet to yra tas dalykas malda, šiluma einanti iš širdies. Iš tikrųjų ta šiluma ir svetimiems žmonėms irgi labai padeda. Rodai problemą tų žmonių, jie supranta ir suvokia. O pagrindinis dėsnis tai yra laisvė, mokėti duoti laisvę. Tik laisvėj gali žmogus pasireikšti, tik laisvėj gali žmogus išsiskleisti. Ir tik laisvėj gali gyventi ši meilė. Bet vidinė laisvė, iš vidaus. Ne tai nereiškia, kad surišti rankas kažkokios ir laikyti, o viduje tu turi nepykti, tu turi priimti tą žmogų, tu turi leisti jam daryti klaidus. Ypač vaikams nuo vaikystės. Tos problemos visos šeimose su vaikais yra tik tai dėl laisvės stokos.